lyg mintis dainos atskrenda iš neregėto kranto. Suvirpa sieloj smuikas, kai kažko visi netenkam. Ir tavo tylios ašaros lietaus lašais nulijo. Vienatvės sunkios rankos laiko jau nebijo. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai. Dabar tušti namai, kas buvo gera virto pelenais. Alsuoja jūros vandenys, svajonėm žvaigždės krenta. Matau, kai jas po vieną renka tavo švelnios rankos. Girdžiu, kaip skamba muzika, jis skamba piano forte. Jaučiu lemties akimirką, jaučiu ne vieną kartą. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai. Dabar tušti namai, kas buvo gera virto pelenais. Gyvenimas lyg muilo opera, drama gal parodija. Ji lyg nevykęs pokylis, kur vienas kitą juodina. Nesu laimingas aš, ten kur tuštybė viską. Palikit man tik muziką, jei norit pasiimkit viską. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai. Dabar tušti namai, kas buvo gera virto pelenais. Ačiū Merūnai, ačiū Merūnui. O aš noriu pasakyti visai Lietuvai. Lietuviai, jūs esat nuostabus. Per šią akciją mūsų transliacijos metu mes paaukojome jau daugiau nei 100 000 eurų. Tai yra kažkas nepaprasto. Ačiū už jūsų gerumą. Čia tai reiškia, kad mes turim, nepilną valandą, kad galėtume pasiekti milijoną. Iki Kalėdų, aš manau, jį tikrai pasieksim, susivienykim, pabandykim. Na gerai, tai šiandien kiek mes turim šansų dar pasiekti? Šiandien galime pasiekti 250, 400 000. Gerai, 200 000 būtų neblogai. Ar būtų neblogai 200 000? 200 000 būtų neblogai. Turime dar 1 valandą. Aš noriu jums, žinokit, dar kartą pasakyti vieną informaciją. Iš esmės, išsipildymo akcijose per 12 metų iki tol buvusių, jau visiems tiems reikalams, visiems tiems vaikams buvo suaukota pinigų, už kurios buvo perkama medicininė įranga, atliekamos operacijos, daromos reabilitacijos, gerinama buitis, perkami vaistai, minėjau jau, ar ne, daromos operacijos ir taip toliau.
Jūs žinot, kiek buvo suaukota? Buvo suaukota iš viso visų Lietuvos žmonių, telefonais, siuntimais internetu, labdara, įvairiausiais būdais buvo sunešta, kaip kėkštų į lizdelį, buvo sunešta 7 milijonai 618 tūkstančių. Ir aš nustebau, aš galvojau, litų, pasirodo, ne, eurų. 7 milijonai 618 tūkstančių eurų visos Lietuvos žmonės sumetė šitam geram tikslui. Ir tai, bičiuliai, tai yra įrodymas, kokie mes sugebam būti geri, vieningi, tobuli ir šaunus. Ačiū Jums visiems, ačiū visai Lietuvai. Ačiū už Jūsų gerumą, o scenoje visai netrukus Gražvydas. Gražvydas, pasveikinkim. Sugalvojau ją, tave, save, o kitą dieną lietų su audra. Ir tada aš vėl jaučiuosi lyg vandenyje, skubu nors viskas plaukia pro mane ir nežinau, ar meilė tik apgaulė. Saulė, mano saulė, kur tu išėjai, mano paprastas pasaulis neatleis, paprastas pasaulis nesupras. Senų laiškų kažkur skraido paukščiais ir į kur aš nežinau, ir namuose tyla. Ir vėl jaučiuosi lyg vandenyje, skubu nors viskas plaukia pro mane ir nežinau, ar meilė tik apgaulė. Saulė, mano saulė, kur tu išėjai, mano paprastas pasaulis neatleis, paprastas pasaulis nesupras, kaip praras. O mano saulė, mano ryto spinduliai, mano paprastas pasaulis neatleis, paprastas pasaulis nesupras, kaip praras. Aš lauksiu savo saulės, jis sugrįž, ruduo atėjo tik dėl to, kad lapam reikia krist. Saulė, mano saulė, kur tu išėjai, mano paprastas pasaulis neatleis, paprastas pasaulis nesupras, kaip praras. O mano saulė, mano ryto spinduliai, mano paprastas pasaulis neatleis, paprastas pasaulis nesupras, kaip praras. Oh, yeah. Kaip praras. O mano saulė, mano ryto spinduliai, mano paprastas pasaulis neatleis, paprastas pasaulis nesupras, kaip praras. Mano saulė, mano saulė, jis nesupras, kaip praras. Mano saulė, mano saulė, jis nesupras, kaip praras. Ačiū, Gražvydai.
Ačiū tau, Gražvydai, labai gražiai tu tai padainavai visiems ir tada. Mes tikrai nuoširdžiai džiaugiamės, kai matome tuos besisukančius skaičius mūsų ekranuose. Taip nuostabu matyti, kad Lietuva iš tikrųjų gali būti vieninga šeima. Dėl vieningo tikslo padėti tiems, kuriems to reikia labiausiai. Ir juk dar niekada nebuvo taip paprasta pakeisti žmogaus gyvenimą. Mums tai tik telefono skambutis, o kažkam tai kojos, galimybė vaikščioti, galimybė kvepuoti. Taip, ir nepamirškite tų tiesiog telefono numerių, kuriuos matote savo ekranuose. Čia publikai, kurie galbūt to nemato, primenu, jog tai yra skaičiai 1890, 1891.